Prenumeruok ir gauk pirmoji galimybę išvysti mano visus video blogus. Kurkime grožio receptus kartu. Atėjus vasarai sulaukiu nemažai klausimų, koksgi makiažas labiausiai tiktų vasaros sezonai. Pradėkime nuo veido odos padengimo. Nepamirškite juos labai gerai prisidraikinti, tam naudokite drėkinamuosius kremus arba serumus. Visų pirma, prisiminkime, kad vasarą oda įdega ir visos kreminės pudras, kurias naudojame prieš tai, jau nebetinkamos. Nepamirškite karts nuo karto pasidaryti veido odos šveitimo procedūras su šveitikliais, kurie yra tinkami jūsų odos tipui. Vasaros periodu labai dažnai ant veido odos problemų sumažėja. Jeigu paakių zonoje matomas problemos, galite jas užsimaskuoti, tačiau su gelsvesniu pigmentu. Dažnų atveju, esant aukštai temperatūrai lauke, nesinori dengtis veido odos kreminiam pudrom. Tokiu atveju aš siūlyčiau naudoti mineralinės pudras. Jos gali būti kompaktinės arba birios. Tad visą odos paviršių pasidenkite su šiuo produktu. Dengiame šį produktą purių teptuku su kamaisiais judesiais nuo centrinės veido odos dalies link išorinės. Sekantis žingsnis – veido kontūravimas. Šiam etapui mes naudojame sausus kontūravimo produktus, jokiais būdais vasaros periodu nenaudokite kreminių. Su tamsiaja spalva pasitamsinam plaukų augimo liniją, skruostikaulio zoną bei žandikaulį. Jeigu yra poreikis, tamsiname nosies sienelę. Šviesiaja spalva pasišviesiname trikampio formą paakių zoną. Dažnu atveju vasaros periodu žandų zonoje atsiranda raudonis. Todėl jeigu jis yra, skaistalų nenaudokite. Jeigu ne, skaistalai yra tinkami. Keliaujame prie antakių. Jeigu antakiai vešlūs, naudojame šešėlius atitinkančius plaukų spalvą ir užpildome tarpus. Jeigu antakių plaukeliai retesni ir norite išpiešti ryškesnę antakių formą, naudojame gelius. Keliaujame prie akių. Įdegusiai odai puikiai tiks rudos, kapučino, bronzos atspalviai. Naudojame kreminius šešėlius, kurie puikiai išsilaiko karštomis vasaros dienomis. Zonoje po antakių dengiame satino žvilgesį turinti akių šešėlį. Ant viso judriojo voko palei blakstienų augimo liniją dengiu rudos spalvos kreminį šešėlį. Pasirinkta spalva turi idealiai ir tolygiai pereiti į prieš tai naudojamą kreminio šešėlio spalvą. Galite naudotis dviejais teptukais. Vienu dengiame produktą, kitu retušuojame. Nepamirškite, kreminius produktus fiksuojame su sausais šešėliais. Zonoje po antakių fiksuoju šviesesnių šešėlių. Apatinėje plaukų augimo linijoje dengiu tik šviesios spalvos šešėlį. Tuo pačiu produktu dengiu ant skruostikaulio zonos. Su ta pačia spalva pasišviesiname centrinę nosies dalį. Blakstienom pasirinkime vandeniu atsparų tušą. Šiam akių makiažui mums puikiai tiks ryškios lūpos. Nepamirškite, kad ir lūpų dažų spalvą jūs turėtume derinti prie jūsų esamos odos spalvos. Jeigu oda yra tamsesnė, turinti oranžinio atspalvio, jums puikiai tiks šiltos spalvos. Jeigu oda jūsų turi įdegio, bet tuo pačiu pigmento rožinio, atspalviai turėtų būti šalti. Norint pasiekti dar putesnių lūpų efektą, galite naudoti blizgesius. Eksperimentuokite su spalvomis ir derinkite jas prie jūsų esamos nuotaikos.